Sveiki visi! Taigi, kaip žinote, rytoj, birželio 22 diena, yra ta diena, kada pirmą kartą savo gyvenime sėdėsiu lėktuve ir skrisiu į Daniją. Vidus dega tiesiog, nežinau iš tikrųjų net ko tikėtis, ar supykins, ar ausis užguls, ar ką, bet aišku nenoriu išvykti, nes paliksiu savo draugus, vis tiek labai laukiu to skrydžio. Tai išvyksime iš Vilniaus oro uosto, lėktuvas 19:15. Ir mums atvykus į tą vietą, Bilundas, man atrodo, vadinasi, mus pasitiks šeimos, lietuvių šeimos, kurios gyvena Danijoje. Mus pasiims ir mes pas jas nakvosim 2 naktis. Skaičiuojame paskutinėsias minutės iki mūsų išvykimo į tašką, iš kurio mus nuveš į Vilniaus oro uostą. Daiktai supakuoti, viską susiruošiam, dar teliko užkasti. Ir važiuosim į Vilniaus oro uostą, iš kur skrisim į Daniją. Dieve, kaip aš laukiu, negaliu. Jaudinos, labai jaudinos, nežinau ko tikėtis. Iš tikrųjų, pirmą kartą gyvenime skrendu lėktuvu. Galbūt bus smagu. Ir tikiuosi nesusprogdins mūsų lėktuvo teroristai. Stovime stotelėje su mamaku ir laukiam autobusą, kuris mus nuveš pas žmonės, kurie mus nuveš į Vilniaus oro uostą, iš kur skrisime į Daniją. Sakyk porą žodžių kamerą. Šiuo metu esame Vilniaus oro uoste ir laukiame savo skrydžio į Daniją. Taigi jau šiuo metu esame pas lietuvę, kuri ištekėjusi už Dano šeimoje ir dabar čia mes įsikūrėm, čia mūsų lovos, mama kuičiasi. Rytoj susitiksime su kitais mūsų grupės nariais. Bus ekskursija po Orgusą. Tai va, iš tikrųjų skrydis nebuvo toks baisus, kaip tikėjausi. Tai pačias pirmas sekundės, kai tik pradėjom kilti, visą buvau įstembus, apsižlimbiau, nes bijojau, nežinau kodėl apsižlimbiau, pirmą kartą, ko norėti, emocijos, slėgis labai didelis buvo, nebuvo didelis, bet ausis užgulė baisiai, belė kaip spaudė galvą, buvo oro duobių, tas mane išgąsdino ir labai tokia baimė buvo, kai leidomės. Sėdėjau visada, o Dieve, kad tik nenukristume, kad tik viskas būtų gerai. Tai va, rytoj keliausime į Orgusą, apžiūrėti to miestelio ir ekskursiją tokia, kaip bus po tą miestą ir visokius muziejus. Jau kitos dienos rytas mes važiuosime į Orgusą, turėsime kaip ir tokią mažą ekskursiją ir susitiksime su kitais mūsų grupės nariais, ansamblio dalyviais ir vyksime į Orgusą ir ten vaikščiosime po miestelį, aplankysime visokius muziejus. Tai visas mūsų jau kaip namas yra prabudęs, pusryčiauja, labai faini žmonės, faina šeimyna, turi pianiną jie netgi.
esame Orgose. Jei! Esame muziejuje, kuris yra šiek tiek panašus į Rumšiškių muziejų, apie miesto gyventojus ir buitį. To miesto gyventojus, kaip jie gyveno ir kokia buvo aplinka pas juos ir kaip jie tiesiog gyveno. Iš visų Arhuso miestelio pasivaikščiojimų ir pasitrinimų po jį. Tai apsilankėme Arhuso miesto muziejuje, kuriame buvo kaip ir pastatai nuo ten 1800 metų iki dabar. Ir juose buvo aprodoma, kaip gyveno to laikmečio žmonės. Buitis, įrankiai, visokie indai, kaip rengėsi. Iš tikrųjų labai įdomus muziejus, tai verta jį aplankyti, bet labai daug reikia vaikščioti ir šiek tiek nusibodo. Vaikščiom po botanikos sodą bei oranžeriją. Iš tikrųjų, oranžerija nustebino ir pamačiau, kaip auga bananai, papajos, visokie kitokie augalai, kurių gyvenime nesu mačius. Tai labai nustebino mane kaktusai, jie buvo nežmoniško dydžio ir nežmoniškai mėly. Buvom nuėję prie alpinariumo, ten irgi visokios gėlytės įvairios. Grįžę iš tos visos ekskursijos, mūsų laukia kaip ir piknikas. Mūsų šeima buvo paruošę pikniką, ten jau iškepė grilius, viskas sunešė, stalus, kėdes, viskas ruošė. Jau pradėjom valgyti, užėjo lietus, visi už lėkščių, už kėdžių ir sulėkėm į vidų. Ir pavalgėme viduje, na, o po to dalis išėjo pasivaikščioti po miestelį, ekskursija tokia kaip ir. Apsilankėme ir to miesto muziejaus, dar vienam tokiam pastate, bet ten buvo kaip ir atskiras toks muziejukas, ten buvo žaislų muziejus, ten buvo visokiausios porcelianinės lėlytės, alaviniai kareivukai, mediniai žaisliukai, arkliukai, tikrai jatus. Bet taip kažkaip pagalvoju, kad su tais žaislais kažkada žaidė mano mama, mano močiutė, net ir aš turėjau kažkada tokių žaisliukų, bet vis tiek tai nėra tas tokia nostalgija, kokia jautė mano mama turbūt žiūrėdama ir kitos mamos bendramžės. Bet prie porcelianinių lėlyčių, tai nežinau, stovėjom kokią valandą ir žavėjomės jomis. Vykstame į tą vietą, kur bus mūsų ta pagrindinė joninė šventė su laužais, dainom ir visais kitais atributais. Tai tikrai bus smagu ir nepakartojama. Taip, ačiū mama tau už nuostabius žodžius.
atvykome į vietą ir eisime ruoštis ir dėtis visų daiktų. Oras tikrai geras, nelyja, nieko, saulės nėra, bet ir nedušna, tai tikėkime, kad oras bus toks ir vakare. Mūsų nakvojimo vieta, tai mes čia nakvosim ir čia iš tikrųjų yra tikrai įdomu. Pirmą kartą gyvenime matau kažkur tokią pavėsinę, tokio tipo. Nugaros matote Baltijos jūros įlanką. Jei, mes dabar esame toj vietoj, kur švęsime jonines. Ir čia yra už manęs Baltijos jūros įlanka. Jei. Kažkokia buvusi ferma ir yra daug gyvūnų iškamšų. Tipo, čia Hedvika iš Hario Poterio. Čia aš reinkarnavusi į žebenkčiai, turbūt. O gal jau po joninių tokios kaip ale šventės, grįžome namo ir eisime miegoti. Čia mūsų gultai. Esame tokiam kaip ir ale kempinge. Na, bent jau gerai tiek, kad turime kur miegoti. Tai kitos dienos rytas. Atsikėlėm tokie biškai užmigę. Vis dar. Lauke pakankamai vėsu. Reikia būti su megztiniu. Na, o nakvojame tokiame kempinge. Ten yra dvigulės dviaukštės lovos. Dvigulės dviaukštės lovos. Dviem žmonėm gulėti. Tai yra labai keista. Tai tokia mini virtuvėlė. Jau va keičiam arbatą ir eisim pusryčiauti. Buvome nuėjusios pasivaikščioti prie Baltijos jūros įlankos pakrantės ir radome daug gražių kriauklyčių bei labai daug mažų krabukų, kurie buvo išmesti į krantą, bet pasirodo ten buvo ne tik mažų krabukų. Čia yra, nežinau, kažkokio didelio krabo liekana, žnyplė. Čia irgi yra dar vieno didelio krabo žnyplė. Pasirodo, ten nėra ne tik mažiukai krabukai. So, iš tikrųjų įdomu buvo pamatyti. Ir keista, pirmą kartą gyvenimą mačiau krabukus mažiukus, jis tokio dydžio kažkur. Bet išdžiūvę. Ir labai sunkus parsigabent. Jis labai plyšta, lūžta ir trupinėja. Radau ir medūzų, o dieve, pakrantėje plaukiojo kelios mažos medūzos, aš jas buvau paėmus į ranką, nes kaip drabučiai, bet tai buvo žiauriai awesome. Jau paskutinė diena mūsų Danijoje ir šiandien vykstame į Legolandą. Pačiam mažiausiam šios grupės vaikui yra būtiniausia aplankyti Legolandą, tai įdomu iš tikrųjų, kaip bus ir kas vyks ten. Už mano nugaros matote yra Legolandas.
paskutinė mūsų kelionės Danijoje diena. Tai dabar varysime į oro uostą, įsėsime lėktuvą ir skrisime atgal į Lietuvą.